Tai kai pradėjau vaikščioti, turbūt tada. Kokia daina tada labiausiai treniruoti? Tyla. Aš pailsiu treniruotėjai nuo muzikos, nes muzikos ir taip daug mano gyvenime, tai kada bėgu, dažniausiai bėgu be ausinuko, be nieko. Savo dainos neturi? Ai ne, kažkaip tai mėgstu tiesiog pamedituoti, kažką tai paskęsti mintise. Bėgdamas. Jo, turbūt, kad esu vieną kitą ketureilį. Daina Gyvenk yra, ko gero, sukurta taip. Ką reiškia posakis kūrybinis kartais? Tada, kada labai nori kažką pasakyti ir nežinai, ką pasakyti. Arba kada esi visiškai tuščias o iš tavęs reikalauja kažką, tai nu dabar drioksti jau ką nors. O esi visiškai tuščias. Viskas, kas aplink. Įvairiai. Čia turite omeny bėgioti? Vingio parkas, aišku. O ko labiausiai nemėgsti? Ko nemėgstu? Neįsivaizduoju. Prasto maisto, prasto miego. Visko, kas prasta. Nuo ko bėgi? O gal aš pas kažką bėgu? Ai, nežinau. Bėgimas čia turbūt kaip vaivorykštis vėjimasis. Tiesiog tai yra procesas. Bėgi ryte ar vakare? Ryte. Bėgi vienam ar dviese? Vienam. Kodėl dar? Gera savijauta, tonusas, šypsena. Nežinau, visos geriausios emocijos. Kokią trasą rinksitės Danske Bank Vilniaus maratone? Ai, dar pagalvosiu, nežinau. Pilno maratono turbūt, kad nebėgsiu, bėgau pernai. Gal 10 arba pusę. Kokį rezultatą tikėsitės? Oi, kažkaip nekeliu savo tokių tikslų dabar. Dabar tokia stadija, kada rezultatas yra mėgavimasis. Ką norėtum aplenkti maratone? Save. Kas tau neša sėkmę? Nežinau. Artimi žmonės gal? Su kokiu žmogum norėtum kartu nubėgti? Ai, neįsivaizduoju. Jeigu bėgti savo malonumai tiesiog pasišnekant, tai tiesiog galbūt su geru pašnekovu. Tarkim, Rolandu Kazlu. Koks tavo didžiausias iššūkis buvo, ar gali prisiminti? Tai pirmas maratonas turbūt. Trimis žodžiais apibūdink tą jausmą, kai nubėgi per save. Oi. Nu, pradžioje atrodo kaip sapnas, o po to po kažkiek laiko suvoki, kad tai realybė ir kad tu tai padarai. Kokie yra 3 maisto produktai, kurie yra būtini veiklai? Košė, makaronai ir makaronai. Ką prarandi tie, kurie nesportuoja? Oi. Gerą kūno savijautą turbūt. Gali pasakyti kokią nors greitą kalbą? 6 žąsys su 6 žąsyčiais. Skalėje nuo 1 iki 10, kaip labai dabar nori sustoti. Kaip? Skalėje nuo 1 iki 10, kaip labai dabar norėtum sustoti. Ai, nenoriu, dar neįsibėgėjau. Užbaig sakinį, kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis. Kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis. Aš ne visai sutinku su šitą frazę. Turbūt. Tai vis dėlto kaip ją užbaigti. Tai kad jį išbaigta. Nėra čia ką užbaigti. Jau viskas, faktas. Kaip vertini šių metų Euroviziją ir Lietuvos pasirodymą? Gerai. Kiek balų buvo? Nu tai kokią vietą užėmė, tiek ir duočiau. Viskas? Aš dar visai pratęsčiau.